savo patirties su jumis, ne? Tai aš pasitikrinu greitai, ar laivas jau yra ant mano sienos. Ir galėsim pradėti kalbėti. Kol kas dar nematau. Taip, čia dar laivą. Viskas, esame laivė, viskas gerai, atrodo, garsas yra, viskas veikia. Tai ką? Tai šiandien su Jūrate mes nusprendėm pasidalinti savo patirtimą, ne, kasdieniais įvykiais, kurie kartais mus šokiruoja ir labai norėtumėm duoti tam tikrų suvokimo akcentų, taip galėčiau pasakyti, ne, kad atkreipti būtent į sveikatą. Tai kol mes kalbėsim, jeigu kyla kažkokių klausimų, būtinai komentuokit, jeigu matot, kad tai yra naudinga, pasidalinkit šito laivu su savo draugais, kad kuo plačiau žinotų, matytų, išgirstų ir, kaip sakant, mūsų misija įsipildytų kuo mažiau, teisingiau, kuo daugiau sveikų žmonių šiame pasaulyje, ne? Taip. Tai va, tai mano draugai mane pažįsta, aš esu Remigija, o prisistatyk, kas tu esi. Nu, šiandien esu jau pakeitus savo, sakykime, profesiją, ar ne taip tokia, nes ją galima greičiau pakeisti ir įgyti amatą. Tai iš verslo žmogaus dalinai patapau nutriciologė, o ne dalinai, bet pilnai. Ir pradėjau gilintis į mitybos niuansus ir kiek tai lemia mūsų sveikatą. Tai mane tai atvedė mano papildoma veikla į šitą kelią ir aš šiai dienai tai labai džiaugiuosi, kad tame kelyje esu, nes tiek naudingų dalykų mums žmonėms čia sužinojau, kad norisi su to dalintis, nes atrodo, tai yra labai paprasta, tik šiandien kas pasidarė labai sunku įgyvendinti šiame tokiam skubančiame pasaulyje. Ir mes su Jūrate kalbėjom prieš tai, kad iš tikrųjų šiaip daugelis mūsų žino labai paprastus dalykus, kurie gali mums padėti jaustis geriau, tačiau kol tai yra nemokamai, kažkaip mes to nedarom, bet kai jau gyvenimas priverčia ir reikia susimokėti brangiai, tada mums atrodo kaip ir viskas normaliai, ne? Taip, ir tada tas toks wow, atradimo efektas atsirado. O, kai sumokėjau, tai atrodo tada vertinga. Kai mokamai, tada to taip nevertinu ir nebranginu tos informacijos. Ir vienas iš tokių dalykų, tu pasakoji, kad atsirado kažkokia klinika užsienį, kuri teikia būtent tai, ką mes patys savo namuose galim susikurti. Taip, tai man jau iš kelių šaltinių išgirdau, tai ir praeitą savaitę tokiam seminare apie 8 primink sveikatos įpročiai. Kalbėjom tenai, kad Lenkijoje yra prabangi sveikatingumo klinika, kuri mokina tų pačių dalykų. Šiandien klausiau podcastą, kur irgi moteris dalinosi Austrijoje, taip gal tai gerai skamba, nes Austrijoje kažkur kalnuose, gražioj vietoj, irgi teikia sveikatingumo paslaugas, kur daro tos dalykus pagal tavo kraujo tyrimus, išanalizuoja tavo būklę sveikatos ir paskui paskiria tam tikrą programą pagal to žmogaus savijautą ir poreikius, sakykime, ko jam ten labai reikia. Ar jis persidirbęs, perdegęs, ar reikia stresą nuimti, ar atsistatymo, ar, sakykime, tos pačios detoksikacijos reikia kažkokių dalykų. Tai ir tai kainuoja tikrai nemažus pinigus. Ir čia man labai panašu iš tikrųjų ir į mūsų, tarkim, kai žmonės turi tam tikrų, tarkim, skausmų, nugaros, ten sąnarių ir siunčia į reabilitaciją. Ta reabilitacija kaip ir palanko ten, kiek ten išrašo maks, nežinau. Savaitę 5 arba 10 dienų ir tada kartoja, jeigu labai reikia. Tai va čia irgi yra tas toksai išrašo, eina daro, nes išrašė, kaip ir galbūt gerėja, bet toliau tęstinumo nėra, nes nebeišrašo niekas. Taip, nes tą reikia daryti namie.
arba eiti kažkur mokėti pinigus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys sporto salė. Aš šiandien ryte turėjau tokį pokalbį su merginom irgi ir pradėjom kalbėti, oi, reikia sportuoti, kad šiek tiek čia figūrą padailinti, lašiniuką sumažinti. Sakau, merginos, biškutį keičiam požiūrį. Gal kai mums buvo 20, galbūt ir reikėjo va ten tą lašiniuką, nes vyragi reikia susirasti. O dabar tai mano nuomonė yra, kad raumenys mums reikalingi tam, kad mes galėtumėm judėti, kad be skausmo išlipti iš lovos, kad nebūtų nugaros skausmų, kad nebūtų sąnarių problemų kažkokių, ar ten ėjau, užkliuvau, nukritau ir lūžo kaulas. Ta prasme, vien dėl to, plus raumenys kaupia labai daug maistinių medžiagų, kurios irgi padeda mūsų organizmui tiek imuninę sistemą atlaikyti gerą, tiek skaičiau, kad jau yra tyrimai, jog kas turi daugiau raumenų, sumažina vėžio riziką. Tai... Ir ne tik tai, dar už metabolizmą spartesnį jos irgi raumenys atsakingi. Tai naudinga ir iš tos pusės, nes gali valgyti tada daugiau, bet tai bus sudeginta daug greičiau. Ir nepriauksi to riebalinio sluoksnio. Taip, būtent. Ir, kaip sakant, kam figūra rūpi, tai taip, bet vis tiek tas sportas iš esmės yra daugiau dėl mūsų pačių sveikatos. Ir jį turim mes palaikyti tos raumenis ir tą fizinį aktyvumą pastoviai. Ne savaitę, ne 2, o pastoviai. Tai irgi man tas toksai kartais susišviečia, kad mes labai kažkaip siaurai žiūrim į tą pačią sveikatą ir galvojam, kad jeigu jau blogai, biškutį pasiremontuoju ir tada bus jau gerai ilgam, bet nebūna taip, ne? Rezervai išsenka kaip ir visur, kurą, kai užpili automobiliais, irgi baigėsi kažkurio momentu. Keista, kad reikia vėl pilti. Tokia netobula mašina. Tai lygiai tas pats ir namuose, pasidarai remontą ir praeina kiek laiko, plemba, vėl reikia remontuoti ir žiūri, ir grindis ten kažkur nusibraižė, ir sienos, žinai, ir vėl reikia remontuoti. Tai tas pats su mūsų kūnu, tik tai jeigu mes norim ilgesnį laiką vaikščioti, kaip sakant, nesugriuvę, tai mes turėtumėm kiekvieną dieną po truputį to, kaip sakant, profilaktinio remonto padaryti, kad ta mūsų mašina važiuotų kuo ilgiau. Tai mes apie tą sveikatą kalbam su Jūrate ne šiaip sau, kad tiesiog pakalbėti. Mes kalbam tam, kad jūs šiek tiek apšviesti, nuo ko visą tai prasideda ir kokios būna dažnai pasekmės, nes dažnai mes, kai turim kažkokią sveikatos problemą, užmaskuojam kokiu nagų laku ar ten tapetu, tarkim, įtrūkusią biškį sieną ir po to galvojam, o tai kodėl man dar tas išlindo, o gal tas, ir taip užsisukam realiai vos ne ligų tokiam maratone, ne maratone, kaip čia pasakyti, viena po kitos ir niekada kažkaip žmonės nesusiję, kad viskas galbūt prasidėjo jau anksčiau, kai tarkim, pavyzdžiui, skaudėjo galvą ir dažnai nuo skausmo vaistus. Jo, tai kaip, pavyzdžiui, aš turėjau labai baisią migreną anksčiau. Ir mane labiausiai išgąsdino tas atvejis, kai man buvo tas egzaminų sesija ir man prasidėjo migrena. Ir aš tada norėjau, kadangi laikas trumpas tarp egzaminų, o pasikartoti medžiagos tai daug, aš norėjau, kad greit man ta migrena baigtųsi, nes tai buvo blogai. Tai aš nuėjau vaistinę, vienus nusipirkau vaistus, išgėriau, nepadėjo. Tada vėl jau kitus pirkau, trečius. Ir aš tada ten per ar 2 ar 3 dienas, dabar jau nebeatsimenu, bet išgėriau beprotiškai daug skirtingų tablečių nuo migrenos ir man niekas nepadėjo. Ir aišku, aš to egzamino neišlaikiau, bet tada po to susimaščiau, kad o Dieve padėko, ką aš padariau savo kūnui, kai tiek vaistų prigėriau visokių.
Tai galiu padėkoti, kad jis neužlūžo ir tavęs į ligoninę neišvežė. Tai ačiū Dievui, iš tikrųjų, kad taip, nu, aš gal neperdozavau tiek daug, kad mano kūnas net laikytų, bet tikrai tų tablečių buvo daug. Bet ta pasiekmė, pavyzdžiui, mano tų vaistų vartojimo po to, tai labai stipriai vilkosi paskui. Ir atsirado ir kitų paskui sveikatos problemų prie tos migrenos, kol neatsirado kitoks požiūris į apskritai kūną, į sveikatą ir iš kur ta mūsų sveikata atsiranda. Nes anksčiau kažkaip atrodė, išgeriu vaistų ir turi praeiti, bet o jeigu nepraeina, o jeigu po to atsiranda kitos problemos. Aš šiandien turėjau tokią patirtį su kliente, naujai kalbėjom, išėjo kalba, kad jinai turi problemų su kraujotaka ir jai darė šuntavimą, sakykim taip, ar nes užsikimšo. Antras sykį pasirodo kraujagyslės, 2 tos pačios, iš 4, kurios buvo prieš nepilnus mes irgi plėsų. Tai nuo ko prasidėjo, prieš 15 metų, jin turėjo mikroinfarktą, o vėliau prisijungė dar daugiau vaistų. Tai šiandien jau ne vieni vaistai nuo kraujo spaudimo, bet jau ir skystinantis, ir statinus geria, nes cholesterolis aukštas. Ir dar, kadangi laikas ėjo, o ten dar ir su mityba reikalų, dar ir nuo skrandžio rūgštingumo geria vaistus. Tai iš vienų vaistų per 10 su trupučiu metų atsirado jau 4 ir tokie labai rimti vaistai, kurie veda į didesnės dar problemas. Tai jau ir antsvorio problemos ir taip toliau. Ir tada gal reikia dar vienų vaistų, kad svoris susimažinti. Nes pats svoris nekrenta. Nekrenta, laimė taip ne. Jo. Ir kaip tu manai, pavyzdžiui, ar čia, pavyzdžiui, šiaip pasižiūrėjusi žmonės, kurie jau turi, nežinau, kiek tavo klientai metų, bet tarkim, imkim 40, 50, 60, tas jau amžius, kada jau tikrai nemažas krepšelis ligų keliauja kartu su kiekvienu žmogum, tai yra genai, ar tai yra tiesiog mūsų pačių galbūt susikurtas dalykas, kaip čia pasakyti? Su kuo aš susiduriu, tai pasakysiu tiesiai šviesiai, tai kad tie, kurie turi jau tų problemų ne vieną ir ne 2, o jau daugiau, tai ir šiandien tą versiją girdėjau, kad mano tėtis mirė nuo infarkto ar insulto, dabar nepasakys, brolis mano 56 mirė nuo to pačio, tai pas mane čia yra paveldėta. Ir įsitikinusi esu 100%. Kad mums norėtųsi taip tikėti, kad tai yra paveldima ir aš nieko padaryti negaliu, bet dėja jau ir tyrimai, ir daug, ir medikų, tokių pažangesnių, yra medikų tikrai, kurie sako, kad genam tai gali priskirti 10, iš jėgos 15%, tik tai tų visų problemų, o visą kitą mes dėja užgyvenam su savo gyvenimo būdų. Ir dažniausiai. Tai čia mano nuomonė. Galima su tuo aišku ir nesutikti. Nes lengviau yra tą kaltę atidėti kažkam, kitam, negi norisi pačiam būti tokiam kaltam ir atsakingam už tai, kaip čia aš jaučiuosi. Geriau, kad... Aišku, geriau, kad kažkas kaltas būtų ir kalti tėvai, nes tokius genus įdėjo mano, ne? Senai. O kad, bet iš kitos nėra, kaip sakant, ko pykti ant tų žmonių, nes dažnai būna, kad mes tiesiog būnam išmokyti tam tikrų įpročių, ką darė tėvai. Tėvai to paties išmoko iš savo tėvų ir mes pagal tuos pačius įpročius ir gyvenam. Tik aišku, dar šiais laikais dar labai prisideda greitas maistas, kuris visiškai toks, kaip sakant, užkišau skrandį tik tai, plus labai lengvai prieinami ir krūvos vaistų, kas anksčiau tikrai nebūdavo, kad degaliniai, prekybos centre gali tu bet ką nusipirkti, dabar tu gali jau, eini, nereikia net vaistinės. Prieinami vaistai ir
labai bent jau mane šokiruoja, tarkim, rūkimas cigarečių, tai tie, kas rūkydavo, bet dabar labai traukia ten tie visokie skanus patraukimai, toks, tai aš tai galvoju, kaip soskė, žinai. Taip, panašiai. Aš sutinku, kad ten galbūt yra skanu, bet kokią žalą tai daro mūsų sveikatai. Galvojama, kad mažesnė žala negu cigaretė. Kažkodėl šitas įsitikinimas jisai vis dar gajus ir daug kas galvoja, kad, taigi aš tiek nesurūkau kaip cigaretėj to. Dabar nepasakysiu, kadangi nerūkau, tai ten tų dedamųjų nežinau, nes dar yra ten, kur filtras, ten yra. Tai čia reikia pasidomėti. Tai reikia būti tuo vartotoju, kad ten labiau suprasti, bet aš tik tai turiu omeny tuos skysčius, kur pila, jie skanus yra, jie kvepia, galima rūkyti bet kur, bet netgi ir tie rūkantis, jeigu jie rūko, pavyzdžiui, mašinoje ar ten savo namie, kur nors ten tualete ar kažkur, jie pripažįsta, kad stiklas ar veidrodis ar priekinis stiklas labai stipriai apsineša jau tokių riebalų, kurį sunku yra nuvalyti, bet kažkodėl nesusimasto apie tai, kad tas riebalas ir gali užkliuoti ir tuos plaučius. Ir ką aš turėjau omeny, kodėl aš apie tai šnekiau, nenoriu aš čia moralizuoti apie tą rūkimą, aišku, kiekvienas ten renkasi savo, bet turiu omeny tie genai, kurie, sakom, išmokom, bet šiais laikais mes dar gaunam daug tokių dalykų, kurie yra lengvai prieinami, kurie, kaip sakau, pripratina mus, tokią priklausomybę sukuria ir net nesusimastom, kokią žalą daro. Trukinėja truputį ryšys, kaip matau. Aha, kažkur vis, bet tikiuosi nedingsitu. Tai va, ir kokią daro žalą ir po to sako, oi, man kažkas negerai, bet niekada neapkaltins to blogo įpročio, kad jisai sukėlė. Bet bent jau man iš patirties labai dažnai žmonės, pavyzdžiui, ir mano vyras, kai dirba su mityba, tai sako, aš pradėjau gerti papildus, tarkim, man pasidarė blogai. Tai tipo papildai yra blogi. Arba pradėjau laikytis mitybos, kuri jau, ta prasme, subalansuota, ne dieta, ne kažkoks ten stygius, bet subalansuota mityba, ką mes turėtume valgyti visi kiekvieną dieną, pasidaro blogai, tai bloga mityba, geriau valgyti bele ką. Tai tai ir tas daveda iki tam tikrų sveikatos problemų, kurios net medikai retai kada paklausia, ką tu valgai, kaip tu valgai. Dažniausiai neklausia ir nepasako, ką daryti, išėjus, tarkim, ir iš tokių operacijų širdies kraujagyslių ligų, kurios pas mus mirštamumas nuo šitos ligos, tai kas antras miršta nuo šitų ligų. Tai ar jie pasidomi, ką jie valgo tie žmonės? Tikrai ne. Išėjo iš kabineto, pasakė, kaip toliau gyventi? Tikrai ne. Jeigu matau, kad mes čia kai mozaiko iššokinėjom. Tai nieko nepasako. Ir dažnai tie žmonės turi antsvorio, tai jau faktas, kad su mityba ten yra prasilenkimas, kad tikrai ne tai valgom, ką reikėtų. Ar ne? Šiaip iš mitybos, bet irgi labai yra, kaip sakant, gaju taip kalbėti, ar nežinau, gal šitą žodį panaudojau, kad sako, aš valgau sveikai, bet niekas nesupranta iki galo, ką reiškia tas sveikai. Ir bent jau aš su savo vyru kartais šneku ir sako, kaip gali žmogus valgyti, ta prasme, nesveikai. Tai jeigu parduotuviai pardavinėja tą maistą, jis negali būti nesveikas, nes tada jo nepardavinėtų. Ta prasme, tai kaip ir sveikas, tai ir tas suvokimas mūsų į tą mitybą yra labai skirtingas. Ir čia negali sakyti žmogaus, kad tu nesveikai valgai. Jis vis tiek valgo, žinai, kas parduodama, bet esmė, ar tas maistas yra maistingas ir
daeinantis iki mūsų ląstelės lygmenio, ar jisai yra toks, kurį užkišau skrandį ir po to išėjo į tualetą. Ir kaip sakant, mes vis kaip telefono baterija, žinai, gimėm su pilna, bet vis ją iškrovinėjom, o nepapildom iki galo ir po to atsiranda tam tikros sveikatos problemos. Taip, oi čia maistas tai iš vis labai plati tema ir taip yra viskas pasikeitę per pastaruosius 20 net įmant metų. Nes apskritai visos technologijos padarė labai didelį pokytį mūsų maiste. Tai ne tik tai buityje, kad jau pasidarėm tinginiai ir mums nieko daryti nebereikia, dėl ko ir fizinis aktyvumas taip sumažėjęs yra, todėl kad už mus viską daro robotai, indaplovės, skalbimo mašinos, mums nieko daryti nebereikia praktiškai. Jeigu tik nori, gali apsistatyti išmaniais namais, net užuolaidų atitraukti jau to nebereikės. Tai o maistas... Taip, o maisto sritis tai irgi palietė taip pat. Ten irgi yra tokie pokyčiai, kad tuo reikia domėtis, kad suprasti, kas ten yra. Nes etiketės skaityti jau irgi reikia išmanyti. Mhm. Bet ir, kaip aš suprantu, ne viskas ir parašyta ten yra. Tikrai ne. Bet tą irgi reikia žinoti. Taip, arba įsijungiam tokį dzin mygtuką ir pasižiūrim į etiketę ir ten yra ir galvoja, tai čiagi vitaminas, tai labai daug vitamino, žodžiu, ir galim vartoti, nes vitaminas labai reikalingas ir grožiai, ir visam organizmui mūsų. Tai čia juokais toksai, nes tikrai daug visokių komponentų yra pridėta. Ir kaip tai veikia mus? Mes veikia ir smarkiai, tik tikriausiai galim to net nesuprasti ir tam tikram laikotarpį ir nepajausti, nes dalis, pavyzdžiui, dirbtinių saldiklių, kurie yra labai paplitę, jie daro tylų darbą. Ir kai išlys liga ar problema, mes tikrai nesusiesim su to, kad mes valgėm kažkokius produktus su tuo saldikliu ir jis iššaukia ilgalaikiai perspektyvoje bėdą kokią sveikatos. Tai mes daug sėdim ant tokių produktų ir maisto, kurie tokie kaip tylūs kenkėjai. Laukia, kaip čia, kokteilio efektas pasidaro. Čia biški, iš aplinkos, dar kažkur truputį pridedi ir tada babam kažkada bus sprogimas, kada priklauso irgi nuo žmogaus individualaus turbūt gyvenimo būdo, nuo sveikatos būklės. Sako, kodėl vieniem tokia liga išlindo, kitiem kita. Tai čia irgi labai individualu, ten, sakyčiau, gal ir genai. Kas stipraus tokio tikrai užgyvenai iš tėvų, iš senelių, kur ta vieta pas tave gerai funkcionuoja, kažkur yra silpnos vietos. Ir per jas išlenda. Mhm. Jo, aš turiu iš patirties tokį dalyką, kad kai anksčiau valgiau, kaip sakant, negalvojant, tiesiog valgai ir kažkaip turėjau problemų su žarnynu, bet atrodė, tai su ko pasišneki, visi turi tų problemų, tai čia kažką suvalgai, biški papučia, biški paleidžia, biški užkietėja, biški ten neišeina, žinai, kažkurį laiką, bet taisgi visiems čia taip yra ir kažkaip nesuki galvos. Bet kai pradėjau jau sąmoningai žiūrėti, ką valgau, kaip valgau, ir jeigu tik tai maistas kažką turi, sudėty, negaliu pasakyti, nes aš irgi nedarau cheminių tyrimų, kas tenai įdėta, tarkim, į patiekalą, kai valgau, pavyzdžiui, kaviniai, kokioje ar panašiai, bet jau, pavyzdžiui, jaučiasi labai stipriai, kūnas parodo, pradeda pūsti pilvą, arba ten burbuliuoti kažkas, arba jeigu irgi kažkokių medžiagų yra, spuogai iš karto pradeda kilti, bet čia yra jau po tam tikro laiko, kaip sakant, išsivalymo. Tai man labai dažnai sako, tai tu jautri, o tie, kurie valgo pastoviai nejautrus, ar jie tiesiog ignoruoja tuos visus simptomus? Priprantama prie šitos būsenos. Kaip ir tu sakei, tai atrodė, kad tai yra norma. Ir jau nebežinai, kaip yra jaustis kitaip. Kol neišsisprendi tų tokių niuansų, tu nežinai, kas yra jaustis, kas yra atsikelt su energija, neužsimiegojus ir ten, kol, sako, kavos neišgėriau, akis neatsimerkia.
Tai tokie dalykai. Mes pamirštam, ką reiškia būti energijoje ir geroj savijautai. Bet tai dabar aš, pavyzdžiui, susiduriu, kad netgi paaugliai nebeturi energijos. O tai man tai čia iš viso nieko stebėtino, nes realiai tai pažiūrim, ką jie valgo, kaip jie gyvena. Aš savo vaiką 17 metį turiu, tai aš savaitgalį aktyvesnė buvau negu jis. Nu, aš labai tikiuosi, kad yra daug aktyvaus jaunimo, kurie savaitgalį leidžia aktyviai, ne tik. Bet realiai dabar tai kas yra kompiuteriai, žaidimai, jeigu nenuvarysi, tai taip ir prasidės visą dieną. O ką tai reiškia? Tai toj turėsim hemorojų, pankstintą, nereiks nei 50 ar 40 laukti. Tai kraujotaka ta pati stovi, limfa stovi, žarnynas nejuda, tai nuo to ir užkietėja viduriai, tie patys atsitinka. Dar pažiūrėk, kiek vandens, jie geria, negeria, turi įprotį tą ar neturi. Išsiugdė, ką jie valgo. Kiek mėgstančių čipsus, visi eina apsikabinę tos čipsų pakelius ir bandelės, greitas maistas, Hesburgeriai, McDonald'ai, ant kiekvieno kampo, tai tų pagundų jaunimui pilna. Ir vis daug kas mėgsta saldžius patiekalus. Baronkos kažkokios, tai, va taip, kas greitai. Pažiūrim, ką jie valgo, aš kartais praeinu pro tas, kur mokyklos ir matau, ką jie perka ir kiek tų vaikų yra Maksimo ir ką jie... Tarkim, čia tai Maksimo, taip, paskutinis pavyzdys papuolė. Bet ką jie perka? Visa, kas greitai, greit suvalgoma, tai kokia mityba, tokie rezultatai. Tos aknės, kur jaunimas dabar baisiais išbertais veidais, tai yra pasiekmė šių dienų mitybos. Tai gaila. Ir čia nebrendimas, čia yra uždegiminiai procesai, kur žarnynas jau nesusitvarko ir viskas lipa į viršų. Aš iš savo patirties irgi turiu 14 metę, tai matau irgi su maistu kartais susipykę, bet kalbam iš tikrųjų daug, kadangi sportuoja, stengiasi vis tiek šiek tiek įvesti to sveikesnio maisto. Tai realiai mano pastebėjimas toks, jeigu tik tai, tarkim, aš neduodu gerųjų bakterijų, taip jau ir pradeda matytis. Spuogai, ant nuotaikos keičiasi labai, keičiasi ant susikaupimo to, nervinė sistema labai stipriai keičiasi, nes matyt, tada reiškia maistas įtakoja jį. Tai aš žinau atsakymą, bet aš vis tiek tavęs klausiu. Aš tuo net neabejoju. Ir aš šiai dienai net neabejoju tuo, kad jeigu aš savo laiku nebūčiau susidūrus su šitais maisto papildais, mitybos, net sakyčiau, papildais, kaip kažkas čia neseniai patikslino, tai nežinau, kokia mano jaunolio sveikata būtų. Nes, taip, sudėtinga yra. Netgi suprantant ir kalbant ir ugdant įpročius teisingus, ten suderinti viską. Vis tiek ten neskanus tie brokoliai ir pasižiūri ir neįkiši, taip pat ir kopūstų ir taip toliau tų daržovių. Vis tiek sėdė ant kažkokios monotoniškos mitybos. Tai aš dėkinga šitiem dalykam, kad aš jį turiu sveiką, neišbertą ir su gera sveikata. Tai dėka to papildomo indėlio, sakykime, taip, į sveikatą, šalia maisto. Jo, tai iš tikrųjų aš dažnai irgi susiduriu su žmonėm, kur sako, o kam reikia tų maisto papildų? Ką? Taigi visur visko pilna, nusiperki, biški pavartoji, kaip sakant, biški pavartoji ir viską, o kam reikia? Aš žinau, mus išgelbėtų, kai sakau, vienas dalykas, jeigu kas išrastų piliulę, kur ten būtų viskas sudėta, visos maistinės medžiagos, išgėrei ir nereikia nei valgyti daugiau nieko. Ir gyveni, kokie būtų visi turbūt laimingi. Bet tai ta piliulė ten turėtų būti didžiulio dydžio ta piliulė, kad ją suvalgyt, nes jeigu viskas ir maistas, ir maistinės medžiagos, ir viskas, tai čia, žinai, vis tiek kiekis tai turi. Pasvajoti galima, ne? Jo, bet iš kitos pusės jau yra išrastos tos piliulės, kur yra reikalingos maistinės medžiagos. Tik kodėl žmonės jų taip bijo?
Todėl, kad turbūt yra per didelis pasirinkimas kaip ir visur visko. Ir dabar tikėti, kuom tikėti? Nu, pasiūla labai didelė, rinka labai plati. Ir vieni nėra visi tokie nekalti. Čia kaip ir maisto pramoniai, kaip ir maiste. Kodėl vienas tą kažką gali valgyti, jisai geras maistas, o kažkas tau gadina sveikatą. Taip ir su maisto papildais yra. Reikia atsirinkti. Norim mes ten kvaršinti savo galvą? Nu, turbūt nenorim. Čia mums pasisekė, mums įdomu, mes čia gilinamės, tai paprasčiau. O naujam žmogui turbūt pradėti ieškoti informacijos, tai labirintai, džiunglės tiesiog. Ir tada, matomai, sugroja labiau tas faktorius, kas turi įtakos daugiau, kas žinomesnis. Nu, to labiau klausosi, tos, kaip ir minėjom pradžioj, turbūt tos klinikos. Į kliniką nueiti, ten tada patikima, ar ne? Kaip ir į vaistinę nueiti, taigi ten turi būti viskas gerai, kaip ir parduotuvėje, tai negi nunuodys tave. Patikimumo klausimas. O tarkim, gerai, aš asmeniškai irgi buvau skeptikė papildų didžiulė. Nu, iš tikrųjų, aš nevartojau jokių papildų, turėjau daugybę metų mažakraujystę, tai aš tik tai irgi būdavo toksai, kad jeigu jau patikrina kraują, pasako, trūksta geležies, ten biškutį išrašo receptą, nusiperki, pavartoji, pamiršti. Po to iki kito tyrimo, kad vėl trūksta, žinai. Tai bet aš buvau tik tokia, kaip sakant. Aišku, kas biškutį, vaistai, antibiotikai irgi tikrai nespjaudavau į tai, bet papildų aš nevartojau šiaip taip, kad pati sugalvočiau. Ir kol man nebuvo, kaip sakant, visiškai blogai ir mano kolega sako, nu, gal tu norėtum pabandyti, galvoju, vėl čia, žinai, bet gal, tiek to, žinai, galvoju, niekas čia neprarasiu po tą vieną kapsulytę, bet iš tikrųjų tas rezultatas, kokį man davė tą vieną kapsulytę, tai kažkas buvo tokio, atrodo, kaip, aš tai, žinai, irgi kaip daugelis klientų nurašiau, kad sutapimas, todėl, kad atėjo pavasaris, atsirado daugiau energijos, saulė pradėjo šviesti ir aš iš pradžių tikrai nurašiau į tą sutapimas, kad čia tie papildai ir čia nepapildai, nors iki tol aš niekada taip gerai nesijutau. Ir po to aš, pavyzdžiui, irgi galvoju, tai sutapimas, man čia brangu, aš davai varau pigiau ieškoti, bet realiai tas mano pigiau ieškojimas gavosi, kad net dar brangiau, aš daugiau išleisdavau su akcija, pirkdama ten papildus iš visur, ir internetu, ir ne internetu, ir vaistinį, ir visur. Ir reziume po metų, kad ir vėl tas pats pavasaris, ir vėl tie orai atšyla, ir vėl saulė šviečia, bet tos energijos tai nėra. To sutapimo nebeįvyko, kaip sakant, po metų. Tai tada aš supratau, kad vis dėlto nesutapimas ir ne kažkas, o suveikė man būtent šitie produktai, kuriuos siūlė kolega. Ir aš tada jau sakau, davai, man reikia, nes aš kitaip tuoj, žodžiu, atkrisiu, žodžiu, atgulsiu į lovą ir prasidės man rimtos problemos su sveikata, nes aš turėjau chroninį nuovargį, migreną baisulinę, ten menstruacijų skausmai beprotiški ir ten iki 10 dienų plaukdavau, kaip sakant. Kiek tau metų tada buvo? Šiaip viskas man jau prasidėjo apie 23, migrena prasidėjo kažkur tai gal 16-18 tame tarpe po truputėlį, 18 jau suaktyvėjo labiau, bent jau kiek aš atsimenu, kad jau pradėjau mokytis kolegijoje ir jau man užeidavo mokykloje, kažkaip nelabai taip atsimenu, ar būdavo. O jau tas toks visiškas, jau toks, kaip sakau, dugnas mano savijautos, tai buvo apie 25-27 metus. O, tai gana anksti, pačiame jėgų žydėjime. Turėjau būti pačiame žydėjime, bet buvau pačiame sveikatos dugne. Realiai. Ir galvoju, tai kame čia esmė, ar aš taip greit save susidražiau, bet iš kitos pusės atsisukus,
Aš, pavyzdžiui, vaikystėj nelabai daug atsimenu, bet paauglystėj tikrai labai atsimenu, kad aš beprotiškai daug sirgau ir beprotiškai daug vartojau antibiotikų. Labai daug. Realiai aš ten, nežinau, man žiema būdavo 3 savaitės irgi, savaitę mokykloje ir dar ačiū Dievui, ten mane perkelė dar kažkaip į kitą klasę. Bet čia žiema. Rudenį, pavasarį dar eidavau biškutį daugiau tą mokyklą, bet tikrai be galo daug sirgau. Ir netgi man, kaip sakant, iškrenta tie krūminiai dantis apie kiek ten 12 metų. Tai man jau 14-15 metų ištraukė 2 dantis ir paskui 3 dėl to, kad jie trupėti man pradėjo. Taip, tai čia deficitas jau tada. Tai aukšto laipsnių. Tai va, bet, o kas kreipia į tai dėmesį? Niekas man nepasakė nieko. Ištraukė tos dantis. Todėl, kad odontologai sprendžia tas problemas tradiciškai. Po to man prasidėjo astma. Nustatė man astmą ir kažkur tai apie 12-13 metų ir ten mane stebėjo, aš su ta pypkė, žinau, ką vaikščiodavau visur nuo kūno kultūros, kad tik nesportuot, žinai, kaip yra tenai mokykloje, niekas nemėgsta kūno kultūros. Tai va, ir po to prasidėjo man astma, bet ačiū Dievui, kažkokiu būdu, aš ją išaugau. Išaugai, taip, tradiciškai. Tradiciškai išaugau. Tai nežinau, ar tikrai man ta astma buvo, dar nesu tikra, taip, bet tai buvo įrašyta į mano kortelę. Tai va, ir po to kažkaip tai biškutį porą metų buvo gerai linksma, nes paauglys, ta prasme, jau suaugęs 18-20 metų, mokslai, naktiniai visi tie išėjimai. Ir va, ir kaip sakant, 25-27 man jau blogai. Ir labą dieną. Resursai baigėsi. Aš savo resursą greičiau sudeginau. Bet pasižiūrėjus į šiandien dienai žmonės, jie lygiai taip pat, jeigu taip suvestų visą savo gyvenimą, manau, pamatytų tą tendenciją, iš kur atsiranda tam tikri dalykai sveikatai. O dabar tau yra plius 39. Plius daugiau metų. Plius daug daugiau. Kaip tu dabar jautiesi ir tau ta migrena vis dar pasikartoja, būna? Ne, aš migrenos nebeturiu, jau tų pačių tikrųjų migrenos priepuolių aš nebeturiu jau tų kokius 7-8 metus. 7 tai jau tikrai, net pamiršau iš tikrųjų, ką reiškia. Kartais būna, pavyzdžiui, jeigu aš tokio nelabai man tinkamo maisto pavalgau arba, tarkim, anksčiau būdavo dažniau mėgdavau tos nealkoholinius gėrimus. Žinai, skanu gali atsigerti. Bet po to man būdavo, kad skauda galva. Tiesiog taip tvinkčia. Tai aš jau dabar žinau, kurie būtent mūsų produktai man padeda. Tai aš jeigu tik jaučiu pirmuosius tuos signalus, tai aš suvartoju šiek tiek daugiau būtent mūsų produktų ir viskas. Ir aš ten maks valanda, 2, aš jau viskas nieko nebejaučiu, jokių galvos skausmų. Tai kaip ir tos pačios migrenos skausmo nebėra, nes anksčiau būdavo net iki savaitės man, kad priepuolis užeidavo, kad oi. O tai tada su menstruacijom ir dar sakei... Irgi viskas susitvarkė. Turėdavau dažnai ir cistas, tai jau dabar kiek einu tikrintis pas ginekologiją, jau irgi daugybę metų jokių cistų nieko nebėra pas mane, net neatsiranda jokių naujų, nors anksčiau dažnai tikrai atsirasdavo ir man išrašydavo kontraceptinių tablečių, kad vartot jas, kad pranyktų tos cistos. Tai menstruacijos pas mane normalios, reguliarios, 3 dienos, 4 kartais ten jau tokios, tikrai nepasakyčiau, kad gausios, kai būdavo 10 dienų ir plaukdavau. Spuogai, kaip sakant, vis išlenda dėl kažkokio netinkamo ingrediento maiste, nes tikrai nėra galimybės visada valgyti tik namie, kartais mes tikrai pavalgom kavinėje, tai tikrai mano kūnas labai reaguoja į tai, bet kažkokių
tokių silpnumų, energijos trūkumo, aš to nebeturiu. Jau daug metų to nebeturiu. Ir tai... Aš galiu pasakyti, tai tau turbūt pasisekė. Nu, matyt, pasisekė gyvenime, kad trenkė žaibas ir apsuko mano gyvenimą atbulom, kaip sakant, einu jaunyn, nors pasas rodo priešingai. Bet iš tikrųjų tai buvo, tikrai buvo dėka to, kad mano kolega nepabijojo pasiūlyti man vieną produktą, tiesiog pamatęs, kad aš esu ten pavargus per vargus. Ir pliusas tai, kad aš po metų tų visų bandymų vis tiek susiprotėjau, kad vis dėlto tikrai man tas 3 mėnesiai buvo visiškai kitokie mano gyvenime, negu po to ir prieš tai, kada aš vartojau. Būtent tos pakuotės užteko 3 mėnesiam, tai aš tikrai pajutau labai greitai tą poveikį mano organizmui, to papildo. Ir viskas. Ir tada, kai aš jau kaip sakant, pati sąmoningai jo paprašiau, kad man dar reikia, tai nuo to laiko nėra nei vienos tokios dienos, kad aš nevartočiau tų produktų. Ir tas buvo realiai prieš 8 beveik su pusę metų. O savo gyvenimo būdas smarkiai pakeitė nuo to laiko? Natūraliai, matai, pasikeitė vis tiek. Kai jau ateini čia, jau pradedi vartoti produktus, tai natūraliai taip gaunasi, kad aš bent jau pradėjau domėtis apie sveikatą. Ne tai, kad kas padėtų tam tikras ligas užmaskuoti, o būtent kaip jaustis gerai ir kas gali padėti jaustis gerai ir išlaikyti galbūt tą ir jaunystę, ir tą energiją, kad ir tie metai eina, ir išvengti tam tikrų jau su metais ateinančių ligų. Aš tikiuosi, kad aš jų ir išvengsiu, arba jeigu neišvengsiu, tai jos man ateis ne 40, kaip sakant, greitų laiku, o ateis, kai man bus 70 ar 80 metų. Tai aš labai to tikiuosi. Tai taip ir bus. Tai aš taip tikiuosi. Taip ir būna. Bet esmė yra tame, kad kiekvieną dieną vis tiek aš investuoju į save, tai vartoju produktus, kiekvieną dieną aš stengiuosi judėti, einu į sporto salę, treniruoklių salę, kad stiprinti savo raumenis, nes su amžium, kaip sakant, tie raumenys nyksta ir kuo jie labiau nyksta, tuo mums yra sunkiau. Tai aš juos stengiuosi stiprinti kasdien. Aišku, pasikeitė ir mano mitybos racionas, kaip anksčiau valgiau ir kaip dabar valgau. Tai aišku, būna nuodėmių, prisipažįstu, mes visi turim tų tam tikrų savo silpnybių, tačiau vis tiek apie 80% savo mitybos raciono aš stengiuosi palaikyti jau to sveikesnio maisto, tokio subalansuoto labiau, ne tai, kas sveikesnė, nes, kaip sakant, nesveiko, tai mes šnekėjom, nėra maisto. Subalansuoto tokio maisto, kad aš valgyčiau daugiau daržovių, daugiau vaisių. Kas dar? Aišku, pliusas mano gyvenime, kad atsirado mano antras vyras, tai aš nustojau vartoti alkoholį. Tai jau realiai dabar galvoju 9 metai, kaip aš to alkoholio nevartoju. Kokia pagarba. Čia taip. Tai tas irgi labai stipriai įtakoja tą savijautą. Nes bent jau man asmeniškai alkoholis labai gadino mano savijautą. Aš po vartojimo ar daugiau ar mažiau, aš po to 2 dienas mirdavau ir dar po to 5 dienas reikėdavo, kol apskritai organizmas atsistatytų. Bet ateina savaitgalis ir vėl kažkiek tenai užvartoji, žinai, daugiau, mažiau ir žiūri, kad niekada neatsistatai. Kai jaunystėje, tai taip, labai daug progų švęsti gyvenimą. Tai tiek to pokyčio mano. Ir dabar, kaip sakant, gilinuos kuo vis daugiau ir daugiau į tą pačią sveikatą. Ir labai norėčiau
kad daugiau žmonių išgirstų apie tai, kad realiai nereikia taip, kaip, pavyzdžiui, aš pakeisti kardinaliai savo gyvenimo, kad jaustis geriau. Aš tiesiog, čia mano pasirinkimas ir aš taip norėjau, bet labai užtenka paprastų minimalių dalykų įsivesti į savo rutiną ir tai jau gali labai stipriai įtakoti taip, kaip mes jaučiame šiandien ir kaip jausimės ateityje. Ir jie dažniausiai tie dalykai net nekainuoja. Ir tikrai nereikia eiti į brangias klinikas, kad sužinoti tos receptus. Tai vat mes galim šiek tiek pasakyti tų tokių dalykų ir vat įdomu, ar kažkas pasilaikys vat mūsų tos rekomendacijos. Tai vienas iš, aš pirmą pasakysiu, tai vienas iš tokių būtų išsimiegojimas. Čia šiandien tai atrodo, kad labai labai svarbus dalykas. Bet jaunas, kai esi, apie tai apskritai negalvoji, nes galvoji, kad tokia savijauta bus ilgai ir visam. Bet metai paskui sudėlioja. Dabar jau turbūt ir jaunesni 40 ir dar jaunesni pajaučia skirtumą, kaip būdavo anksčiau, ar ne? Kai tu galėdavai naktį nemiegoti, atsidėti paskaitose ir normaliai neužmigus gal prabūti. Šiandien, tarkim man, aš 10 metų vyresnė, tai viena naktis normaliai neišmiegota, tu kitą dieną jautiesi, kai gerai paliavojas. Toks jausmas, tu eini kaip apgirtęs, apdujęs, tikrai ta savijauta tokia, tai tas su metais vis labiau pasijaučia. Ir kad aš galvoju, kas būtų pasakyti. Realiai tu nevartoji, kad čia tą dujus jausmą. Ne, tai aš tai pagalba savo kaip suteikti žinau, bet tokia va būna, kai jau per ilgai užsitęsia tas vis kažkokie reikalai ir neišmiegi normaliai. Tai ta savijauta ir čia dabar, kai pakalbu su aplinka, tai tikrai labai labai jaučia ir net jaunesni žmonės, kas mes anksčiau apie tai negalvodavom. Ir labai gaila, kad nežinojau tos reikšmės, dabar daugiau šnekam. Kad būčiau jau nežinojau. Apie miego svarbą, bet žinai, aš kai buvau praeitą savaitę seminare ir kalbėjau apie miegą ir sako, gerai, geras patarimas išsimiegoti. O ką daryti tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nori miegoti ir atsigula ir žiūri į lubas, nes tokių irgi labai daug žmonių yra, kurie nori išsimiegoti, bet jiem tiesiog neišeina. Negali užmigti. Ir aš irgi turėjau tokią nemigą ir ypač, kai būdavo pilnatis, tai aš realiai taip visą naktį ir pragulėdavau, iš tikrųjų žiūrėdama į lubas ir bandydama kažkaip užmigti ir skaičiuoti ir tas ir anas. Ir atrodo, niekas nepadeda. Nors aš tai jauna buvau, jau, kaip sakant, neužmigdavau, mėnulis veikdavo mane. Tai seminare, ką paminėjo, iš tikrųjų dažnam nuo šių laikų, to streso, bėgimo, lėkimo, prastos mitybos, iš tikrųjų yra trūkumas magnio, kas labai stipriai įtakoja ir tą mūsų miegą. Nervinės sistemos. Ne tik, kad užmigimą, bet ir miego kokybę dar. Jo, tai jeigu jums tas patarimas, kaip sakant, galvojat, išsimiegoti, o ką daryti, kad išsimiegoti iš tikrųjų, tai magnis yra vienas iš sprendimo būdų, kaip galit savo padėti. Tik magnis irgi nėra, visi magniai vienodi, yra skirtingų tų magnių. Tai čia jau galim mes asmeniškai pakonsultuoti, kuris, pavyzdžiui, magnis padėjo man pagaliau išsigydyti nemigą ir tikrai tikiu, kad ir tu turi kažkokių klientų patirčių, kurie turėjo prastą kokybę miego ir susitvarkė su produktais. Ne tik tokiam amžiui vyresniam, dabar paaugliam ypatingai irgi daug streso. Ir to pasiekmė irgi magnis yra tiesiog iššluojamas iš organizmo. Tai magnis labai svarbus ir šiandien irgi turiu tokį prašymą mergaitei 8-okiai parnešti magnio, nes jai labai traukia kojas, mėšlunkis. Irgi vienas iš simptomų, kad jau netruputį trūksta magnio, ten yra jau didelis deficitas.
reiškia, organizme jo nėra, tai o jis atsakingas ne tik tai už raumenų atsipalaidavimą, tai ir širdžiai reikalingas, ir nervam reikalingas, tai va visai tai sistemai atsipalaiduoti negali žmonės atsipalaiduoti, todėl ir nemiega. Zuja ten minčių, sako, kūnas guli, o galva dirba savo atskirą ritmą. Šiaip apie magnį, tai mes galėtumėm jau čia vien tik apie magnį, ne valandą laiko kalbėti, bet esmė yra tame, kad man dažnai ateina ir sako žmonės, tai aš pasidariau magnio tyrimą, pas mane norma. O norma, dar, sako, man labai patinka normos ir statistiniai vidurkiai. Jis sako, 1 milijonierius, kitas ten uždirba 500, bet vidutiniškai tai jie būtų turtingi, ar ne? Ar tinka? Čia abiem kažkam tinka, kažkam nelabai. Čia su tom normom irgi yra tas pats. Ir kraujyje ten yra tik tai 1% magnio, kuris apskritai cirkuliuoja mūsų organizme ir jis ne ten yra, ne ten pagrindas. Ląstelėje turi būti magnio pakankamai. Jeigu jau kraujyje ten galbūt šiek tiek jau net ne vidurkis, nes yra normos yra optimalios normos, kiek turi būti, kad tu gerai jaustumės, tai irgi yra skirtumas. Bet čia irgi jau individualu ir reikia žiūrėti. Kad ten tyrimus dar reikia irgi mokėti interpretuoti ir jos analizuoti. Nu gerai, tai jeigu magnio tyrimo yra 1% kraujotako, o tai kodėl tada neišranda tyrimo, kur patikrintų iš tikrųjų, kiek organizme yra magnio? Gal ir galima būtų išrasti, bet jie labai būtų brangus ir niekas jų nedarytų. Paprasčiausiai, nes ten jau yra ląstelės lygyje tyrimus daryti, tai yra reikalų. Ir kas kart, kai užsinorėję žmonės čia daro, ar kartai metus, ar net kitiem dažniaugi reikia. Tai kas darytų tokius tyrimus? Tai kiek kainuotų mūsų PSD mokestis, norint tokius tyrimus pasidaryti? Aš manau, kad tikriausiai yra dėl to. Tai būtų labai brangu. Taip pat kaip ir rūgštingumo skrandį nustatyti, yra tyrimai, bet tikrai ne tie, kurios daro dabar. Jie irgi yra brangus. Ir jis susiveda į kainą. Taip pat. Ir tada lengviausias yra būdas tiesiog padaryti paprastą tyrimą, pasakyti, kad ar tau viskas gerai, nesvarbu, kad jauti, kad kūnas rodo signalus, jog negerai, tau viskas gerai ir tau nieko netrūksta. Man tai labai patinka. Ar nuo to lengviau pasidaro? Ar tu nuo to pasidarai sveikesnis, jeigu, tarkim, tu jauti, kad tau traukia kojas, tau mėšlungis, tu negali užmigti, tau tyrimai sako, ne, pas tave yra viskas gerai. Bet įdomu, kas klauso laivo iki šiol, parašykit, jeigu jūs taip tokiai buvot situacijoje ir, žodžiu, tyrimai rodo, kad jums viskas gerai, nors kūnas rodo ne, ar jūs nuo to geriau pasijutot, kad pasakė, kad jūsų tyrimai geri? Tarkim, kaip aš atsiprašau, kaip nutriciologas, sakykime, kaip yra irgi, tu turi klausimynus, į kuriuos turi klientas atsakyti, tai savijauta yra vienas iš pagrindinių faktorių, nepaisant tyrimų ir šitų analizių, todėl kad tyrimai tai nėra viskas, tai yra tik tai to momento foto nuotrauka. O pas tave praėjo kiek pusvalandis, praėjo pusdienis, kita diena ir viskas pasikeitė iš esmės. Vandenį tirpus vitaminai tu suvalgiai, gavai, jie padarė darbą, išėjo. Tai kaip galima tos tyrimus taip interpretuoti? Nu, tu turi suprasti iš esmės platesnį vaizdą, kas vyksta pa žmogų gyvenime, kad tu ten žinotum daugiau. O ta momentinė nuotrauka, jinai nieko nesako. Nu gerai, o tai kodėl tada nuėjus kodėl taip masiškai daro tos tyrimus ir nuėjus pas, tarkim, šeimos gydytoją, jisai nekomentuoja, nu tai sako, viskas gerai, nu tai reik, neieškok čia savo problemų. Todėl, kad gydytojo darbo specifika yra kita. Čia taip kaip ir kaviniai, maistą gamina šefai, ar ne, ir pagalbiniai, vyrėjai, jų darbas yra pagaminti, o padavėjo tik atnešti. Tai padavėjas neatsakingas už tai, kaip dirba virtuvė. Ir daktaro funkcija yra kitokia. Jie ieško lygų, jie nesveikatina tavęs ir nemokina tavęs gyvenimo būdą. Kažkada aš šnekėjau su savo šeimos gydytoju ir sako, buvo projektas, kad šalia šeimos gydytojų turi būti nutriciologai arba
tie gyvensenos specialistai, kurie vat, papildytų gydytoją šitais dalykais, nes gydytojas neturi ir laiko, tarkim, ten pati supranti, kiek reikia laiko, kad pakalbėti su žmogum ir išsiaiškinti bent pagrindinius jo gyvenimo būdo niuansus. Tai gydytojas netam skirtas. Jisai niekada nepadarys, o jo darbo metodika ir jo darbo įrankiai yra tokie. Jisai turi padaryti tą, pagal protokolą, pagal tam tikras schemas, pagal jo simptomatiką ir nukreipia, ką reikia padaryti ir viskas. Tai iš to išplaukia tai, kad realiai mes patys turim pradėti ieškoti būdų, kaip susigrąžinti savo sveikatą arba ją išlaikyti. Tai čia, tarkim, aš vienas iš tų pavyzdžių, manau, kad Jūratė irgi, kur tiesiog atėjo momentas, kaip sakau, duotas iš viršaus, kada mes pasinaudojom tą progą, išgirdom kitokią nuomonę, kitokį pasiūlymą ir pradėjus gilintis, pradėjus vartoti produktus, ilgalaikiai perspektyvai pasimatė rezultatas, kuris man asmeniškai labai tenkina. Jeigu aš taip jausiuos ir dar 30-50 metų, tai Dieve, tik tai kietų, aš nežinau, aš labai laukiu savo senatvės tada, nes tikrai pasilyginu save tada su dabartiniais kai kuriais pensininkais, kuriuos kartais aš matau arba girdžiu, kad mano kaimynė jau išėjo į pensiją ir nebeišeina iš namų, nes jai sunku, skauda ir taip toliau. Tai aš manau, kad aš lėksiu, mane, kažin ar anūkai pavienus dar. Taip. Tai va antras patarimas, tas svarbus, labai svarbus, yra judėjimas. Mityba daugiau procentų duoda, bet ten daugiau reikalų, bet judėti, tai mes tiesiog privalom. Ir man kas labai krenta šiandien į akis, kad ne tik tai vyresnio amžiaus žmonės jau turi judėjimo aparato sutrikimų ir žiūrėk, kaip eina, susilenkia, jau krypuoja, matosi, kad jau yra kažkokios, tikrai kažkur skausmai turbūt, arba net ir klubai sukrypta, ar sąnariai jau keisti, kad tikrai žmonėm yra blogai su kojom ir sunkiai vaikšto, o kai jau nebevaikšto, tai man atrodo gyvenimo tada iš esmės jau nebėra, tai tikrai tada ir ta vienatvė žudanti, kur mums reikia ar ne žmogaus kito, tai prisideda prie mūsų dar blogesnės savijautos. Tai man judėjimas yra tolygų gyvenimas ir tai yra labai labai svarbi dalis. Aš tai labai, atrodo, dabar kaip džiugiuosi, kad gyvenu centre, tai daug vaikštau, einu į salę, dar stengiuosi šiaip dar papildomai, judėti ir kažkur tai ten ir su dviračiu išvažiuoti, kad ir vaikus prasijudinti, bet galvoju, o kodėl iš tikrųjų taip sunku žmonėm judėti? Kodėl? Todėl, kad turim tiek daug gerų dalykų namuose, kurie priverčia mus sėdėti. Tai bet gerai, galvokim, mes turim tiek daug gerų dalykų, kurie padaro darbą už mus, tai labai gerai, todėl kad jeigu mes darysim kažkokį darbą, kai anksčiau ten reikėdavo daržus, ten tarkim ravėti, mes dažniausiai tai darom viena pusė. Tai viena pusė, tarkim, mūsų dirba raumenis, o kita pusė dažniausiai jinai būna nejudinama. Ir tada mes ten iškrypstam iš to ir tada prasideda kitos problemos. Dabar mes turim tiek daug visko, kas už mus padaro, tai mes galim tiesiog sugalvoti savo judėti, išeiti pasivaikščioti, išeiti pasportuoti, ar ten dabar tų aikštelių krūvos yra padaryta lauke, kur galim irgi prasitemti ir viso ko. Kodėl mes tuo nesinaudojam? Man atrodo, šalia to dar reikia ir tam tikros bendruomenės, kuri tave įtrauktų. Nes šiaip žmonės, man atrodo, yra bendruomeniški ir socialinės būtybės, ar ne, kuriem reikia žmogaus. Ir jeigu aš vienas, tai biški gal tingiu. Nes jau reikia sąmoningumo. Reikia, kad išjudėti sąmoningai. Kas turi gyvūnus, šuniukus, tai jie jau būna pavedžiojami per prievartą, o kitiem, tas gyvenimo visas pokytis mūsų tos
pasikeitė į tą, kad mus pasodino labai smarkiai. Ir dabar jau reikia tikrai pastangų, kad išjudėtume iš to sėdėjimo. Kai supranti, darai, bet ir tai kartais tingi. Save reikia išvesti, pavedžioti. Tai, žodžiu, mes galim su Jūratė, jinai Kaune, aš Šiauliuose, galiu, kas norit, galim išvesti jūs pavedžioti. Jeigu tik turit norą, susisiekit su mumis asmeniškai, žodžiu, išvesti. Išeisim, Aleksotė, va, prašom, čia yra kur pavaikščioti ratais, kvadratais. Tai va, tai tikrai išėsim. Dabar žiūriu, dar Darius parašė komentarą, kad, žodžiu, jisai buvo iš tų, kur tikriausiai, jis turėjo šiaip daug problemų sveikatos, aš jį žinau, bet, žodžiu, tuo metu, kai magnio nesityriau, paprasčiausiai gerdavau iš vaistinės šeimos gydytojo nurodymų, bet kažkaip niekas negerėdavo. Tai va čia jo komentaras tikriausiai mūsų magnio ten ir miego sutrikimo tema. Tai kaip ir minėjai, magnio formų yra daug ir jis gaminamas iš įvairiausių žaliavų. Tai nebūtinai tas magnis iš vaistinės galėjo gerai savintis, nes papildas papildui nelygus. Ir esminis dalykas, jis turi būti natūralus ir gerai įsisavinamas ląstelės lygmenį, kad jisai veiktų taip, kaip mes norim, kad veiktų. O kad mes išgėrėm ir jisai nesuveikia, tai čia tikrai daug atvejų tai būna. Tai va, gerai, mes palėtėm antrąją, ir dar trečią, kad neprailgtų mūsų laivas ir mes pratęsim galbūt kitą kartą, tada paliksim intrigą. Tai gerai, trečias kas tada? Man pasakyti. Toks tai kabliukas. Labai, aš tai pasakyčiau, labai paprastas dalykas. Norėčiau pasakyti apie šitą. Ar sutampa? Vanduo. Nežinau, iš kur turiu šitą įprotį, bet aš nuo jaunų dienų, dar studentaudama irgi visada įvaizdis būdavo, tai su buteliuku vaikščioti. Nežinau, tada dar tokių žinių neturėjau ir to svarbumo vandens nežinojau, bet man natūraliai kažkaip turbūt norėjosi gerti. Niekada nebuvo, kad man nesinori gerti vandens. Man gerti vandenį yra natūralu ir dažnai aš jo noriu ir tą troškulio jausmą turiu. Kaip kiti sako, tai manęs netroškina. Tai kodėl aš turiu čia verstis gerti, jeigu aš nenoriu gerti? Bet dabar, kai žinau dar to viso esmę ir prasmę, tai sakykime, jeigu tavo kraujas linkęs būti tirštas, tai gal pirmą pasižiūrim, kiek tu geri vandens. Visų pirma, o negriebkime gerti vaistų skystinančių. Gydytojai turbūt tikrai nepaklausė, kiek jūs išgeriat vandens per dieną. O gal jau ten nebeįmanoma net tam kraujui atsinaujinti ir gamintis, kai jo poreikis visur, net kauluose 22% yra vandens, kas atrodytų neįtikėtina, ar ne? Tai mes iki 70% visi organai, viskas sudaryta iš vandens. Tas pats vidurių užkietėjimas. Tai jeigu tu negeri vandens, tai kaip ten gali būti kitaip? Magnio gali trūkti irgi. Gali, bet jeigu be vandens. Be vandens, tai net ir magnio geriant jaučia sunkiai pramušta. Šiaip vanduo apskritai odai mūsų, mes kai negeriam vandens, labai raukšlės gilėja ir greitai sensta, traukiasi ta oda. Tai jo iš tikrųjų reikalinga sąnariam mūsų, tiem patiem plaukam, iš tikrųjų, ir apskritai, kad vandenyje tirpus vitaminai įsisavintų, tai irgi reikia mums vandens, kad toksinai išsivalytų. Irgi reikia mums vandens. Ir aš čia girdėjau vieną reelsą apie detoksikaciją, kad mums nereikia jokios detoksikacijos, kūnas pats mūsų turi išsidetoksikuoti. Bet jeigu mes tam kūnui nepadėsim, ir girdėjau tą patį reelsą. Nevartosim pakankamai reikalingų medžiagų ir negersim vandens, jis nenusidetoksikuos pats niekaip. Tai čia kalba yra apie trečią fazę kepenų detoksikacijos.
kuriai būtina sąlyga yra vanduo ir apie kurią ten niekas nešneka. Patinka tas trukdis, ryšio sutrikimas, Tie patys inkstai nefunkcionuos, taip pat, jeigu nebus vandens, tai įsisiosim, kaip sako, lašiukais, arba ryškiai, be vandens. Arba stengsis organizmas padaryti viską, kad iš to, ką ten suvalgai, ar vaisių, daržovė, ištrauktą vandenį maksimaliai išgyvenimui. Tai va, ar norim išgyventi, ar norim gerai gyventi ir energingai jaustis. Tai čia yra skirtumas. Nu gerai, o ką tu, pavyzdžiui, pasakytum žmonėm, kurie sako, man neskanus vanduo? Aš, pavyzdžiui, geriau limonadą išgersiu, ar kolos ten, žinai. Nu, neskanus tas vanduo. Neskanu. Jo, man šitas žodis labai patinka, kai sako, skanu, neskanu, vertinu tik per tai ir valgau tik, kas skanu. Gyvenime tikrai yra daugiau skonių negu tik saldu. Man čia keistas tas dalykas šiandien. Tiek užsodinti esam ant cukraus, kad be saldumo jau neįsivaizduojam, kas yra daugiau skanu. Dabar cukrų gali rasti silkėje, mėsos gaminiuose. Nu visur, ką nepaimsi iš to pagaminto maisto, visur rasi cukrų ir dar užslėptų cukrų, ten visokių pakaitalų ir dirbtinių saldiklių, nu ten N ir biški. Tai mes gal netyčia esam, sakyčiau, tyčia esam pasodinti ant šito skonio, nes jis sukelia priklausomybę. Ir nuo to irgi reikia gydytis. Aš čia juokauju, bet nežinau, gal tu turi gerą patarimą. Reikia pratinti save, pripratinti vėl gerti vandenį, taip kaip ir ta detokso programa. Trumpalaikiai jinai padeda atgauti skonio receptorius. Nu, tu visiškai kitaip tada pradedi jausti maisto skonius. Atsiranda ta įvairovė visame kame. Nu, tada man tada skanu. O kad saldu yra vien tik skanu, aš nesutinku. Jo, iš tikrųjų detoksikacija ir būtent aš esu girdėjus, kiek kas laikėsi visokių ten 21 dienos, dar ten kažkokių detoksikacijų. Aš galvoju, aš neištverčiau tiek. Tai yra tikrai sunku ir tada automatiškai vidury kelio meti, nes nebegali, nes turi vis tiek kažkaip galbūt pratintis prie to. O būtent mūsų mokslininkų sukurta detoksikacija 3 dienų visiškai nėra sunku, tai yra tikrai lengva ištverti tas 3 dienas, tuo labiau, kad ta 3 diena tai taip skanu viską, tie kokteiliai, taip faina, taip lauki tos vakarienės, ką pasitaisysi, tai atrodo tas laikas praskrieja iš tikrųjų tikrai greitai ir po to tie receptoriai atsigauna, tikrai atsigauna ir tas vanduo, ne tik vanduo, ir tie patys vaisiai ir daržovės pasidaro daug skanesnės ir reikia mažiau visokių prieskonių, bet aš iš savo patirties, kaip save pratinau prie vandens gerimo, nes aš nebuvau visą gyvenimą, kuri geriu vandenį, tai įsiberdavau žiupsnelį druskos. O druskos paskanėja? Žinok, nežinau, ar tai paskanėja, bet pasidaro lengviau gerti vandenį. Ir aš nuo ko pradėjau būtent tą druską, kai išgirdau, kad druskos mums reikia mūsų skrandžio rūgščiai, kad jinai tenai gamintų. Ir aišku, aš vartoju tą druską, kur daugiau yra, kur mažiau kalio yra ir daugiau ten yra magnio, ten tų mineralų, žodžiu, duonos druska, kaip ten vadinas, pamsuola, ten nežinau, kaip jinai čia vadinasi, bet jinai tikrai visiškai kažkokia kitokia ir nesulyginant su mūsų tą įprastą druską, bet jos žiupsnelį įbėrus į vandenį, tas skonis visiškai, to vandens atrodo gal ir nepasikeičia, bet daug yra maloniau nugerta vandenį. Šlapesnis. Jo, tas šlapesnis vanduo pasidaro ir tada automatiškai gaunasi, kad daugiau pradėjau išgerti vandens ir po to, kuo daugiau to vandens tiesiog įpranti gerti, tai pats kūnas
tiesiog pripranta, kad gauna mes to vandens, jam nereikia kaupti tų skysčių, viskas, kaip sakant, eina procesai gerai ir tada jau, kaip sakant, kai atsiranda įprotis jau gerti tą vandenį, tai jau tada jau nebereikia ir tos druskos ir labai skanu ir tiesiog tą paprastą vandenį. Nors, aišku, ne iš bet kur galiu aš gerti vandenį, tikrai skonis vandens gali skirtis. Jo, yra, bet atradus savo negazuotą svarbu vandenį, tai tikrai įpročiui atsiradus jau galima gerti ir bet. Vandenį galima dar ir parūkštinti, jis tikrai irgi tada geris. Taip, su citrina ar citrinų sultim, jo, labai irgi skanu iš tikrųjų. Taip, ir organizmas, jeigu negeri vandens ir kai sako, manęs netroškina. Kaip ir organizmas turi tokią savybę adaptuotis prie to ir prisitaikyti. Ir jis, jeigu tu negeri, jis tiesiog paskui, kai sako, jeigu tu neduodi, tai jis ir nebeprašo elementariai. Ir paskui tą įprotį, kaip tu sakei vėl, kad tu pradėtum jausti troškulį, reikia laiko. Reikia vėl prisipratinti, atgal atsuktos procesorius, tada natūraliai jau atsiranda tas troškulio jausmas ir grįžta į vėžes viskas. Jo, ir žmonės iš viso nebejaučia to. Ir vyresnių žmonės nuo 60 plus, tiesiog kaip vaikus jau reikia irgi pratinti vėl gerti vandenį. Nes tada kraujotakos labai problema atsiranda ir tikrai skysčių reikia. Ir šiaip aš dar ne vien kraujotakos tas problemas, bet sprendžiant, bet aš turiu netgi vieną pažįstamą, kuri save įpratino vartoti nuo 2 iki 4 litrų vandens kiekvieną dieną, jinai numetė netgi svorio. Vanduo, tada kaip reikia išmokti atpažinti, sako, ar tu alkanas, ar tu gert nori. Ir mes dažnai tą troškulio jausmą sumaišom su alkio jausmu ir atrodo, kad noriu valgyti ir pripranti valgyti. Tada ne tada, kai reikia ir nori, jau yra poreikis, tai va toks atsiranda įprotis valgymo. O vanduo, aišku, užima vietą. Lengviau, bet 4 litrai tai jau čia daug. Nuo 2 iki 4 litrų. Čia priklausomai ar sportuoja tą dieną, ar nesportuoja, žinai, bet 2 litrai tai jau čia mažiausiai. Tai jeigu kas norit, kaip sakant, irgi mesti svorį, tai gal pradėkit nuo vandens. Greičiau visi procesai ir detoksikacija vyks geriau ir limfai dirbti bus lengviau, atsikratyti, ko nereikia toksinų ir visų šalutinių tokių reiškinių organizmo. Daug lengviau pasijus žmogus, tai be abejo. Tai šiandien mūsų toks pasikalbėjimas. Galbūt kažkas kažką išgirdot, savo naudingo, šiandien norėjom paliesti būtent tuos nemokamus dalykus, ką gali daryti kasdien ir kaip tai gali įtakoti jūsų savijautą, nesvarbu, kad jūsų genai galbūt šaukia, kad kitaip yra, bet jeigu jūs pakeisit tuos kelis dalykus, tie genai gali kažkaip pasikeisti ir jūsų savijauta būti visiškai kitokia. O kitą kartą mes tada paliesim daugiau apie maistinės medžiagas ir būtent produktus, kuriuos mes jau daugybę metų su Jūrate vartojam ir turim tiek savo asmeninės istorijas, apie kurias šiek tiek jau aš papasakau, tiek patirčių jau bendraujant su klientais. Aš dar tai prisiminiau vieno genetiko tokį posakį, kad mūsų genetika yra kaip ar ne pistoletas. Ir tai sako, tos genus tu įjungsi, tai ar tą mygtuką paspausi ar ne. Tai lemia mūsų gyvenimo būdas. Kaip ir įjungti, taip ir išjungti mes galim juos patys. Labai gera pabaiga. Tai nejunkim mes tų blogųjų genų, o gyvenimo būdų pakoreguokim taip, kaip mes norim jau. Taip, ačiū tau už pokalbį. Ačiū Jūrate, ačiū, kas klausėt, klausysit, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais, jeigu matot, kad tai naudinga informacija. Ir mes pasimatysim kitą kartą. Tai gero vakaro. Ate.